Tokia lengvesnė pritupimų treniruotė, spaudimo treniruotė. Šiek tiek pasispausiu pečiam. Pradedu nuo tuščios štangos. Mėgstu dabar įkomponuoti savo apšilimo dalį tokias mažas pauzes, kad būtų lengviau pasiekti gilį. Let's roll! Per video matosi, kad sėdmenis blizga. Jausmas šiandien visai nieko, išsimiegota, pavalgyta. Viskas tas pats, turėtų pritupimai gana gerai eiti. Šiam kilu 5. O, žiūrėjom. Visai neblogai. Planas šiandien pasidaryti 200 ant 5 kartų. Tai tą pusę ir važiuojam. Antra eilė padangų. 100 kg trasoj. Saugikliai. Uždėti. 100 kg 5 kartai. Skaniai. Dedam trečią padangą. Jau štanga pradeda gražiau atrodyti. Kažkas į tą pusę. Jau rimčiau, bet ne taip rimtai, kaip turėtų būti. Vis dėl kolektyvas renku štangos komplektui, geresniai visuomeniai, geresniam sporto suvokimui, poniams ir poniams, nelengsti pasenti. Tai reikalinga tikra eleiko normali štanga, kad varžybose nepramisintų pritupimo, kad iš tikrųjų su kuriais svoriais dirbi, tie svoriai ir būtų. Ir štangos skiriasi. Competition modelis yra 29 mm, o mes čia turim 28,5. Tai reiškia, ta štanga jau pusę milimetro yra stambesnė. Visai neblogai, pritupimai važiuojasi, tikiuosi į tą pusę ir bus toliau. Ilsiuosi dabar maždaug po minutę, 2, dar tarp apšilimų. 140 kg, 3 pakartojimai. Pasižiūrėjau savo šimtuko, reikia žemiau prisėsti, biškį žemiau pauzę užlaikyti. Tai labai gerai save nusifilmuoti, kartais save įsivertinti. Turiu biškį dar žemiau prisėsti, kad gilis jisai būtų geresnis, arba bent jau 9 laipsnių kampas. Dar kol kas bent keliu, po to dėsiu. Pris. Good. Gerai. Dedam toliau. Dedu 160.
100 šiam uždėta. Laikas susidėti ankelius. Galiu papasakot, kurios naudoju. Jo, mano pagrindiniai ankeliai treniruočių. Tai yra A7 rigor mortis ir inzeriai. Inzeriai yra XL-as. Rigor mortis yra 2XL-ai. Tai tikslas jų toksai, kad kuo geriau sustiprint patį gripą mano tokį kelių, kad kuo tvirčiau kelias jisai jaustųsi, keliai jaustųsi šilčiau ir biškė pačioj padėtų man atmuš, bet nėra tokie kaip varžybiniai. Turiu dar L-us inzerius, kur pagrindė naudoju tik tais didesniam svoriui, tam, kad jų pranašumas jisai būtų kuo didesnis, bet turėkite omeny, jeigu jūsų pritupimas prastas, tai ankeliai tos problemos neišspręs. Kadangi turiu 2 kartus operuotą dešinį kryžminį raištį, esu nusitraukęs jo pagrindinį ir tada dar nusitraukiau implantą ir viskas buvo dešinėje pusėje. Nuo akrobatikos nesu svoris, nesigailiu, bet pasižiūrėkit, prieš tai naudojau SBD, kurie ankeliai galėtų taip stovėti. Praktiškai gali palaikyti jums kompaniją. Tai dažniausiai naudoju arba šitos, vieni skalbėsi, kitos naudoju. Palyginus perėjus nuo SBD, gal man labiausiai patinka tom, kad jie žymiai tvirtesni, jos yra žymiai sunkiau užsidėti. Parodysiu, kaip aš užsidedu, ką naudoju, kad užsidėčiau. Prieš tai praeitą savaitę tupinėjau su A7, šiandien jau naudoju vėl toliau inzerius, nes jos išsiskalbiau, išsiprausiau ir taip toliau. Bet šiaip nesigaliu prie jų perėjęs, jeigu kas nors padovanotas SBD kietus arba paremtų naudočiau ir jos, bet šį kartą teko nusipirkti jos pačiams. Kaina jų šitie kainuoja virš 200, apie 200 eurų, o šitie iki 200 eurų. Ar skirtumas yra? Tipo šitie yra prestižiniai labiau, bet ant tiek, kad skirtusi, negalėčiau pasakyti, abudu man patiko, abudu gana sunku yra užsidėti, gal matosi, kad jų biški tokia, net ir ta pati forma, tokia gaubta, gal biški tas toksai tunelinis, bet iš esmės jie abudu yra kieti, taip ne kieti, o super kieti, žiauriai patogus. Ar nekomenduočiau naudoti, jeigu ilgą laiką naudojat paprastus ankelius ir norit pabandyti prieš tų perėti, tikrai taip drąsiai. Bet kaip ir sakiau, treniruotėse naudoju žymiai lengvesnius, negu bandyčiau tūpti su maksimumais svoriais arba tūpti varžybose. Kadangi mano tos tokios blauzdos biški didesnės, tai aš būna užsitepu moisture kokį nors kremą, nėra skirtumo kokį, gal svarbu, kad jisai labai nesmirdėtų. Šiandien jau deduosi inzerius. Yra tokia problema, per blauzdą man ją biškį sunkiau būna praeina, užlenkiu vieną pusę, kad matytųsi ženklas ir tada kitą pusę, kiek lieka, užsidedu šiandien, užsidedu kitą pusę, persilenkiu ir viskas turiu. Daug kas dedasi, kaip jums yra patogu, man yra patogu taip, ir yra patogu naudoti kremą, bet yra kas dedasi su virvutėm, tai gal jeigu didesnės yra mažesniai žymiai ankeliai, gal ir geresnis yra sprendimo būdas, bet su kremu tiesiog jie lengviau praslysta. Opa. Nors mano kojos tokios nėra, gal matosi jums, tokios žymiai plaukotos, natūraliai, niekas neskuta, kojų nebent krūtinę. Vieną pusę įsitepu, minimaliai, kitą pusę ir jie dabar labai lengvai praslys. Viskas. Iki čianais. Iki čianais. Viskas. Turiu ankelius. Galiu tūpti. Jeigu būna aukščiau reikia, biškai pasikeliu, prisisegu, ramu, galim dirbti toliau. 160 ant 2 kartų, vis dar šilam. Skaniai, laikas dėti 4 padangą ir paskutinis apšilimo setas bus.
Jo, iš karto rimčiau. 4 padangos aikšteliai, saugikliai, čak. Bandysim. Paskutinis apšilimo setas, viskas jaučiasi neblogai, pajudėsim 200. Mažutę pauzę reikia užlaikyti apačioj, bus pats tas. Laikas sektis diržą ir dėsim 200 kg. Segamas diržą, šiandien 200, 5 kartų, daugiau nieko nereikia. Vamos. Skaniai, laikas tvartytis ir eit spaust štangą nuo krūtinės. Sporto salės, pirmas kursas. Po savęs labai svarbu yra viską susitvarkyti. Jeigu nesusitvarkot, vadinasi svoriai, kuriuos naudojat, yra ne jum. Ir reikia kviesti merginas, kad jum padėtų. Pirmas užėjimas su 100 kem 5. Reikės šiandien ilgiau pasispausti. Bus įdomiau. Nėra didelis svoris. Svarbiausia biškį užlaikyti, techniką išlaikyti. Važiuojam. Jo, planas buvo po 4 spaust, bet panašu, kad pradėjau žaisti su 5, tai vienu mažiau reikia spaust. Ojoj, nieko baisaus. Vamos. Skaniai. Šitam 4 mm ar 24 iš karto skiriasi. Tai va dabar yra 24 mm vaizde. Toks platus, tolimas vaizdas. Bet laikas spausti. Kaip už antradienį atidirbinėjau, tai visai nieko, bet laučiasi, kad spaudimas yra lėtesnis. O gal dėl to, kad pusę praspaudžiau po 5 pakartojimus, o reikėjo tik po 4. Paskutinis setas, rišamas antraščius ir važiuojam. Spaudimas svarbu įsitempt stipriai. Krūtinė priekį, užlaikom, spaudžiam.
Vamos. Vienas mėgstamiausių mano pratimų, tai yra spaudimai pečiams, nesvarbu ar su hanteliais, ar su gyrom, ar su štanga, bet po pečio dislokacijos aš nelabai galėjau šitą judesį daryti. Jisai man buvo vienas pavojingiausių, bet dabar po truputį bandom jį atstatyti. Visai smagiai, jisai man labai gerai persineša į štangos spaudimą nuo krūtinės. Biškį baisu jį pasidaryti, neaišku, kartais tas petys jisai jaučiasi baisiau, geriau, bet laikas po truputį judėti pirmin. Tai 30 kg vienai rankoje, 5 serijos po 4 pakartojimus. Labai gerai matosi, kad viena ar kita ranka atsilieka, bet dėl to esu pasirinkęs hantelius, kad kontroliuočiau tą judesį. Su štanga tikrai man padėtų žymiai daugiau ir nematyčiau to tokio kryvumo ir sunkiau būtų suprasti, kuri ranka yra aukščiau, kuri žemiau. Todėl renkuosi hantelius. Dar va kaip tik paskutiniai yra 30-tukai, su jais atidirbti ir viskas. Tai paskutinė 5 serija su 30 ir tada lieka vienas pratimas, 5 serijos po 20, galai pečių pasitraukti. Vamos. Skaniai užbaigiau šiek tiek nugaros pratimų. Vis tiek dominuojantis yra pagrindė pečiai krūtinė, tai kad tos laikysenos labai nepaleisti, bent vieną nugaros pratimą pabaigai padaryti. Šį kartą renkuosi gumas. Su jom ir užbaigsim. Gerai laikomės.